Sveiki sugrįžę į Ne tik raumenis kanalą. Labą dieną. Šiandien kalbėsim apie vieną iš svarbiausių temų sporte, tai apie mitybą, apie riebalų deginimą, kalorijų deficitą, galima ir apie perteklių iš esmės, kaip raumenis auginti ir panašiai. Taip, tai šiandien mes aptarsim pagrindinius niuansus iš tos mitybos pusės, pakalbėsim apie baltymus, angliavandenius, riebalus, apie šitų makroelementų svarbą. Nu ir ką, ir tada viskas natūraliai išplauks iš mūsų diskusijos. Pakalbėsim turbūt, duosim kažkokių tai pavyzdžių iš savo gyvenimo, iš klientų. Kažkadagi turėjom podcast'ą ir svečius pasikvietę, kur irgi labai su mityba mes daug kalbėjom, bet ten ir apie aktyvumą nemažai kalbėjom. Žodžiu, pakalbėsim pagrindę šiandien apie mitybą, bet nepamirškit, kad ne tik mityba yra svarbu sporto rezultatuose. Pirmas klausimas būtų gal toksai, dažnai girdime, kad 80% rezultato gali priklausyti nuo mitybos. Kaip manai, ar čia labai sureikšmintas šitas dalykas ar ne? Aš iš tikrųjų paskutiniu metu bėgant metams supratau, visą laiką taip galvojau dėl tos mitybos, bet dabar norėčiau dar biškį ir papildyti gal tą argumentą, faktą. Aš kartais, pasakysiu taip, man geriau nepavalgyti, bet pamiegoti geriau. Nes miegas yra ne ką svarbiau, tai tu gali valgyti super labai gerą maistą, bet jeigu tu blogai miegosi, tas balanso nesukurs. Todėl mano nuomonė, jeigu mes kalbam apie gerą miegą, tada taip 8% mitybos yra pagrindas, o visa kita yra aktyvumas, treniruotės ir taip toliau. Bet sakau, vos tik tais tu pradedi miegoti prasčiau, trumpiau, mityba iš karto tiek nebežaidžia. Jau žiūri, kad tavo super subalansuotas mitybos planas nebepadeda tavęs atstatyti, iš ryto atsikeli, jėgų nėra, tai kas iš to, kad tu angliavandenių pavalgai, bet sistema nepailsėja. Taip. Tai iš esmės galėčiau čia irgi pridurti gal supaprastintą žmogišką versiją. Pavyzdžiui, be mitybos, bet kai yra, pavyzdžiui, sportas ir miegas, iš esmės per miegą tu atstatai kūną, o per sportą tu duodi stimulą kūnui, tarkim, augti ir panašiai. Bet be maisto tu neturi medžiagų su kuom atstatyti. O jeigu būtų, pavyzdžiui, mityba ir sportas, bet nebūtų miego, kaip tu sakei, tai iš esmės tu turi su kuom atstatyti, turi stimulą, bet neturi kada. Taip, realiai taip, teisingai labai viskas sudėlioja. O jeigu, pavyzdžiui, nėra sporto, bet yra mityba ir miegas, tai tu turi su kuom atstatyti, turi kada statyti, bet neturi to stimulo. Jo, labai tu čia jo. Tai realiai visi šitie trys komponentai yra vienas nuo kito maksimaliai priklausomi. Jo, tai kaip mašina kūrą įpilė, kad jinai važiuotų, turi irgi visi kiti mechanizmai veikti, neužtenka tik kūrą įpilti. Tai jo, tai labai tu čia gražiai sudėlioja, aš niekada nepagalvoju. Aš šiaip šitą klientam visada pasakau ir jiem tada atrodo atsiveria akis. Paprasčiau. Čia toks supaprastintas, variantas, kas nuo ko ir kodėl ir kaip. Principė taip, nes jeigu tu gerai pasportavai, pavalgiai ir po to nuvarėjai tūsinti savaitgalį, ten, tai tavo... Pasitaiko, aišku, visi mes žmonės, bet, pavyzdys yra žmonių, tarkim, penktadieniais mėgsta, ten bariukas, dar kažkas užsivėlintų, tai įsivaizduok, tu penktadienį nueini pasportuoji, o vakare tu leki ir, prastas iškart miegas, jeigu ten dar koks alkoholis, tai manęs būna klausia, ar penktadienį sportuoti ar ne, tokiais atvejais. Tai aš nežinau, aš gal nesportuočiau, pavyzdžiui, bet... O jeigu planuoji, pavyzdžiui... Jeigu planuoji uždėti, tai... Nes, supranti, tu gali pasportuoti galbūt lengvai, nenuvaryti savęs ten iki kažkokio, tiesiog kad procesams palaikyti, bet nedaryčiau jau tos rimtos, sunkios treniruotės, po kurios reikia atsistatyti, nes tada reikia atsistatyti. O jeigu aš važiuoju tūsinti, ar važiuoju ten kažkokius dalykus daryti, ar ten vėlai miegoti, tai tada, kūnas, jisai labai užsistresuos. Ir taip jau jam reikia ilsėtis, o tu dar jį ten iki vėlumos judini, dar užpili kažkokių toksinų, tai įsivaizduoji, kiek streso yra. Jo, o alkoholis prastina baltymų sintezę. Čia iki 2 savaičių, sako, sulėtina alkoholis procesus. Tai įsivaizduoji, šiandien pagėriau, tai iki 2 savaičių mano baltymai, mano apskritai mityba
nėra tokia veiksminga. Virškinimas visas ir taip toliau, hormoninė sistema. Ir atrodo kartais mes kalbam apie tą pachmielą, tipo pagirės kitai dienai, ar ten dar kitai dienai, bet tai yra tik tais detoksikacija, kol alkoholis plaukėja sistemoje, kad išsivis atstatytas elektrolitus ir taip toliau. Bet tai nereiškia, kad jūs kažkokio tai tolimesnio poveikio dar po to, be tos, kaip čia pasakyti, apsinuodijimo alkoholiu, kad dar kažkas toliau nevyksta. Tai va, ne viskas yra tik tais tos pagirios, tą noriu pasakyti. Dar beje, alkoholis, jeigu išgeria alkoholio, alkoholis automatiškai sako, oi, kaip aš gerai būna išsimiegu, ten išgeręs alaus ar kažko, jo, ta prasme, galbūt iš tos pusės taip, bet jisai gilų miegą stabdo labai. Labai stabdo. Nėra gilaus miego, o kad išsimiegoti turi būti gilus miegas. Aš kažkaip pastebėjau ant savęs, kai kartais būna vyno ar kažko išgeriam, ar ten, žinai, balius, dar kažką, atrodo labai lengva užmigti. Bet tu tai blogai miegi. Tu atrodo, Miegas prastas visada bus, nesvarbu, ar tai koks yra stimuliantas, ar tai yra alkoholis, ar tai ten dar kiti kažkokioj formai stimuliantai. Tai faktas. Bet nepamirškim, po to, kai tu nedamiegi, kad ir po alkoholio, tai po to tu antiek prastai jauties, kad nori kompensuoti greitais angliavandeniais. Prasideda boltai, McDonald'ai, tokie dalykai. Ir tuo momentu yra labai skanu, bet čia realiai yra blogai. Jo, nors mes ir apie mitybą šiandien, bet dar irgi norėčiau paminėti tą momentą, kad, pavyzdžiui, penktadienį, šeštadienį, ar ten šeštadienį, sekmadienį užjudėjai, prastai pamiegojai, tai tau automatiškai visai savaitė nusikelia tas, jeigu tu net miego nekompensuosi kažkokiu būdu. Ta prasme, tu tikėtina ir pirmadienį prasčiau jausies, nes tau savaitgalį per mažai miego buvo arba jis buvo prastas. Ir taip keliasi, viskas, tada jeigu vėl savaitgalis vėl, tai ką noriu pasakyti, jeigu jau kartais ten pajudi ir taip toliau savaitgalį vieną kitą dieną, tai pasistenka tai ne kas savaitę būtų, o kad kūnui leist kažkurį savaitgalį ir atsigauti. Jo. Tai va, nes turiu tokių, sakykime, ir buvusių klientų, ir esamų klientų, kur tikrai mėgsta žmonės naktinį gyvenimą, mėgsta, žinai, ir aš, kiekvienam savo, bet aš matau tada, kaip būna, žinai, sunku jiems pirmadienį. Daugiau susiprakituoja per ir šiaip ir progresas, jisai tada toks būna, labai lėtas iš tikrųjų, nes, kada kūnui save bildinti. Tu duodi, kaip tu sakai, stimulą duodi, bet nesukuri sąlygų sutvirtėti, atsistatyti, atsigauti. Pastoviai deficitas kažkoks, tai žinai. Tai va, tai reikia nepamiršti, kad ir darbas, kokį jūs dirbat, darbo dienom irgi resursus valgo, ne tik sporto salė, ta prasme, tai viskas valgo resursus, tos pačius baltymus irgi valgo, ta prasme, kūno jūsų smegenis valgo, kai jūs dirbat. Aišku, gal net tokius kiekius. Jeigu apie baltymus, kaip manai, ant kiek yra svarbus baltymai mūsų kasdieniam gyvenimui? Apskritai jų svarba. Tai baltymas, žiūrėk, pats puikiai žinai, baltymas tai yra statybinė medžiaga. Taip. Baltymas sudaro 21 amino rūgštis. Tos amino rūgštys skaidosi į dvi dalis: esminės amino rūgštys ir neesminės amino rūgštys. Tai esminės amino rūgštys kūnas negali pasisavinti, jis privalo gauti su mityba iš išorės. Ir jeigu neklystu, jos yra 9, man atrodo, bet galiu klysti. Likusios yra neesminės amino rūgštys, reiškia, jeigu tu negauni visiškai baltymų, tą dalį kūnas pats gali pasigaminti per savo procesus. Tai tarkim tos BCA arba EAA, tai ir yra tos esminės amino rūgštys, tai tarkim šiuo atveju EAA apjungia BCA. Tai dabar, jeigu kalbant apie svarbą, tai nuo čia ir iš karto ir prasideda baltymo svarba, nes jeigu tu neduosi esminio amino rūgščių kūnui, automatiškai negauni esminės. Jeigu tu jų nedodi vienokią ar kitokią formą, kas gaunasi, kad čia tiesiog kaip, vėl imkim mašiną, neduot mašinai tepalų. Jo. Jinai pavažiuos, kažkiek pavažiuos ir kažkas bus. Honda Civic, bet tepalų 14 minučių dirbs. Jo, Bemsas po minutės suges. Aš tą video mačiau, apie jį. Žodžiu, jo, tai va čia ir yra momentas, kad tu neduodamas savo pakankamai baltymų arba neduodamas tų amino rūgščių esminių, tu gali net nepajausti, kaip tu vedi savo kūną kažkokiu tai, kažkokia linkme link kažkokios bėdos.
Kadangi mes esame biologinis kūrinys ir čia milijonas yra pas mus procesų, mes nežinom, per kurį galą tas gali pasireikšti. Gal ten tau, nežinau, praščiau atsistatysi, kitam ten pradės sąnarius skaudėti, kitam dar kažkas tai. Tai mano nuomonė, dėl to baltymai yra labai reikalingi. Ir jeigu mes kalbame apie baltymus, kiek jų reikia, tai jau čia tada lygčiau prie tos auksinės taisyklės. 2 gramai vienam kūno masės kilogramui. Jo. Tik įvertinkit savo santykį svorio, nes jeigu jūs esat pakankamai riebalų turintis žmogus, tai tas... Tamsvarė, ne? Jo, ta prasme, tai tikrai jums nereikia 2 gramų baltymų vienam kūno masės kilogramui. Tai aš turiu viduj tokią nusistatęs savo formulę, kad jeigu žmogus sveria iki 100, tai aš jam duodu 2 gramus visada baltymo vienam kūno masės kilogramui. Visada. Taip. Jeigu žmogus sveria virš 100, tai aš jau labai stebiu, koks tas procentas riebalų. Jeigu žmogus sveria 102, bet jis pakankamai gerai sudėtas, aukštas, tai vis tiek 2 gramai. Bet jeigu jis tik jau daugiau viršsvorio, turi virš 20% body fato, aš einu ten 1,8, 1,6 gal, žinai, nes, riebalų nereikia maitinti baltymais, nes, nėra prasmės. Mes bandom su baltymais pamaitinti raumeninę masę ir tos procesus, žinai, sukurti. Tai kai tu baltymo duodi per daug, tai kas gaunasi, tu verti baltymus į angliavandenius vis tiek. Nežinau, žinojai ar ne, nes... Taip. Jo, tai kūnas vis tiek savo padarys. Ir kas yra per daug, gali eiti į riebalinę masę. Tai bet kuriuo atveju, tu gali ir su baltymais, nereikalingų tau ekstra papildomų kiekių. Esmė yra kokia, galbūt tau būtų geriau savijautoje ir siekiant rezultatų duoti 100 PM gramų baltymų, o ne 200, bet tuos PM skirtumą įmesti į angliavandenius. Taip. Nes tai yra tos pačios 200 kalorijų, bet klausimas, tos 200 kalorijų vienos yra iš plytų, kitos yra iš energijos. Tai jeigu tau labiau reikia energijos, tai duok tu savo labiau energijos. Jeigu tai, kad blogai žinai. Nes jeigu overall yra deficitas, o tu meti svorį, tai tau vis tiek kris. Taip. Tai baltymas jo, labai labai svarbus. Nežinau, Rolandai, ar tu dar kažką gali pridurti čia prie tų baltymų, bet aš manau, kad čia... Realiai visai neseniai, prieš kokius 2-3 mėnesius, Amerikoje buvo padaryti tyrimai, kur anksčiau, jeigu vaikystėje atsimintumėt, maisto piramidė, ten buvo ir viršui saldainiai, kur pati mažiausia dalelė, tada ten visokias kitokias medžiagos. Ir dabar ant tiek tyrimas viskas apsivertė aukštyn kojom, kad svarbiausias komponentas yra baltymai. Baltyminis maistas. Jo reikia daugiausiai. Po to jau prasideda kruopas, žinai, daržovės ir ten viršui tie saldainiai ir lieka viršui. Jeigu kaip darželėse būdavo anksčiau vaikystėje, kad tos maisto piramidės. Aš tai dabar visai neseniai išėjo tas tyrimas ir patvirtino, kad baltymai yra svarbiausias dalykas. Tai matai dar pas mus kūne kaip yra. Tu gali, pavyzdžiui, duoti angliavandenių, ne? Vien tik angliavandenių. Tai kūnas nepasigamins iš jų baltymų. Tik tas neesminės amino rūgštys, bet niekaip kitaip nepadarys, kad užpildyt visą amino rūgščių profilį. O pavyzdžiui, jeigu tu duodi baltymą, bet nėra angliavandenių, tai jis tą baltymą pavers į tą glikogeną vis tiek. Pilnai. Tik aišku, tas procesas nebus, žinai, 20 gramų suvalgius baltymų, kai trūksta energijos, tikrai nepasijaus staigiai tą energiją, žinai. Jinai gal taip, tiesiog palaikys tavo tą egzistenciją. Taip. Bet jeigu tu duotum 20 gramų angliavandenių, nėra energijos ir duodi 2 gramų angliavandenių, tu iškart pajausi. Nes jie ir yra būtent tam. Bet, ką noriu pasakyti, kad baltymas jis yra universalus dalykas. Taip. Jo, bet nepamirškim, yra ne tik baltymai. Yra riebalai ir angliavandeniai. Tai Andriau, ką apie juos? Ką žinau, aš pastebiu, aišku, dabar situacija galbūt pa žmonės sąmoningėja, bet anksčiau tai visą laiką, jeigu ten į kokią bodybuilderio programą mitybos pasižiūri, tai eliminuoja tos riebalus, nuima visą kitą ir po to vaikšto. Ir visą tai hormonai netgi sutrinka baisiai. Tai riebalas hebra reikalingas. Aš iš vis riebalą išiminėčiau iš mitybos jau paskutinioje vietoje, kai nebėra kur angliavandenių mažinti. Tai pavyzdžiui, jeigu skaičiuoju, žmonėm irgi kaip planus sudarinėju, tai 1,5 netgi gramo riebalo vienam kūno masės kilogramui. Tai jeigu žmogus 100 sveria 100 gramų riebalų, čia nėra baisu tikrai suvalgyti. Čia nereikia ten, o moteriai dar daugiau gal sakyčiau, procentaliai santykinai. Nes moteris yra labiau priklausoma nuo pakankamai gero riebalo, nes daugiau hormoninė sistema ten įtakos turi funkcijai visai.
Tai va, bet riebalų irgi, nu nepamirškit, riebalas riebalui nelygų, majonezas nėra alyvuogių aliejus, o kiaulienos sprandinė nėra žuvų taukai, žodžiu. Tai viskas turi turėti balansą, tiesiog reikia suprasti vieną dalyką, kas pas mus mitybai dabar darosi, tai pas mus yra per daug sočiųjų riebalų, transriebalų, Cukrų. Nu tai cukrai jo, nu tai čia taip jo, bet jeigu apie riebalus kalbant, tai turim turėti balansą. Dėl to žmonėms reikia labai smarkiai pasipildyti gerųjų riebalų. O kas yra gerieji riebalai, nu tai vat ir galim pakalbėti. Yra alyvuogių aliejus, riešutai visokie, avokadai, ta pati lašiša arba tiesiog, sakykime, gerą omega-3 vis tiek reikia turėti, nesvarbu, jeigu ir žuvį valgai. Nes pas mus yra daug perdirbtų. Čia tas su alyvuogių aliejum omega-3. Jo, nu vat, jeigu taip dar paminėti omega-3, tai gero omega-3, dabar įsidėmėkit visi, aš tikrai nuoširdžiai sakau, su jumis kalba dabar papildų specialistas, kuris daug metų šitoj temai ir aš norėčiau, kad pas mus, tarkim, pasikeistų naratyvas galvoja apie omega-3. Omega-3, nu manęs gal nepradės vaistinės ten gaudyti, bet omega-3, tie variantai vaistinėse, kur dažniausiai būna ir prie kasos pastatyti 2,99 akcija 8%. Hebra, omega-3 reikia per dieną suvalgyti apie 2-3 tūkstančius grinos veikliosios medžiagos. Ir dažniausiai tos kapsulytės mažos, jos turi 300. Nu, dažniausiai, jos ir nemažos būna, jos būna graminės, būna apie 300 tik turi. Tai jeigu tai pažiūrėt, tų kapsulių dažniausiai reikia apie 10. Tai aš negaliu sakyti, čia jau viskas dedu, žodžiu, jau antspaudą, kad čia su visais taip, reikia žiūrėti sudėti, bet rinkoje yra mažai gero omega-3. Ir aš nenoriu niekam čia reklamos daryti, tai jeigu atsiras rinkoje geras omega-3 produktas, kuris norės paremti mūsų Rolandą, tai labai prašom. Galėsim tada ir pakalbėti daugiau, bet šiaip turėkit omeny, kad omega-3 pas mus labai smarkiai trūksta. Taip. Bet trūksta ne todėl, kad trūksta jo, o, nu, galima ir taip sakyti, bet todėl, kad yra per daug omega-6. Omega-6 ir omega-3 pas mus kūne turi būti santykis. Tas santykis yra nustatytas jau Dievo tėvo gamtos, tai yra 1:2, o pas tipinį žmogų yra 1:17, 1:20. Tokia yra jo santykis. Taip. Tai yra specialūs testai, tiek pas mus klinikose galima pasidaryti, tiek pas mus galima ir nusipirkti jos vienkartinius pasidaryti. Aš pats profilaktiškai tą darau, pasitikrinu savo omega balansą. Tai žodžiu, kai omega balansas, kuo jis yra toliau nutolęs nuo mūsų genetiniam kodui reikalingo 1:2 santykio, tada kūne užsikūrė visokie uždegiminiai procesai, atsiranda visokios, gali atsirasti alergijos ir panašiai. Tai ką noriu pasakyti, jeigu jūs turite kokių nors problemų, oda, plaukai, ten, žodžiu, nesvarbu, bet kokia problema, pradėkit nuo mitybos. Pradėkit nuo tų pačių omega-3 gerųjų, nes supraskit, yra medžiagos, kurių kūnas negauna, nepasigamina. Nu ir viskas, nu viso. Čia kaip sakau, su ta mašinai tepalais, žinai. Ja, 14 minučių. Daryk, ką tu nori, pilk tu ten kiek nori to kūro. Nu yra limitas, maks 14 minučių prie geriausių sąlygų. Honda Civic, tai čia vienintelė mašina. Su Honda aš irgi, turėjęs irgi visokių įdomių prikolų. Tai žodžiu, taip, kad nepamirškit, draugai, mityba nėra tas, kad pavalgiau ir nuraminau skrandį. Nu, ne tas pats, tipo. Tai jūs turite duoti savo medžiagų gerų ir kuo daugiau gerų medžiagų duosit, o ne patogių medžiagų. Nes patogas medžiagos, tai čia, kaip sakant, yra junk foodas, greitas maistas ir taip. Emocinis valgymas. Emocinis valgymas. Tai va, taip, kad nebijokit riebalų, akcentuokit omegas, ypatingai omega-3. Beje, verta paminėti, kad omega-3 geras yra tik tas, kuris yra su antioksidantais. O su antioksidantais tai gali būti nebent vitaminas E, kas yra jau old schoolas ir nėra toks geras antioksidantas, bet alyvuogių aliejus, kuris turi savy kuo daugiau polifenolių. Jeigu omega-3 produktas neturi šito aliejaus šalia, reiškia, jis labai greitai oksiduojasi ir jeigu jūs atkreipsite dėmesį, pavyzdžiui, paėmus kokią nors žuvų taukų kapsulę arba aliejų, kuris neturi antioksidanto, būna tiesiog omega-3, tarkim, kapsulę perkandi ir labai stiprus žuvies skonis jaučiasi. Neturi tai būti su omega. Reiškia, jisai jau oksidavęsis ir kartais netgi kaip per daug oksidavęsis, jau kaip ten tą pamatuoti, aš nežinau, bet sako, kad kai oksiduojasi, jis jau kaip toksinas tampa. O kodėl tada iš viso vaistinės, tarkim, tokį šūdą parduoda?
tai daug šūdo parduoda, nes, nėra viskas reguliuojama, ta prasme, daug yra dalykų, žinai, kaip aš galiu pasakyti, čia gal ne tai, kad šūdas, bet čia, kad naudos nekuriantis, tipo, Produktas. Jisai kūrintis, bet prie tam tikrų sąlygų, bet, žinai, vaistininkas, tipo, įsivaizduok dabar, padarė gamintojas produktą, kuris kainuoja pitaką ir tau sako, gerkit kapsulę į dieną, ane? Ir šalia padarė kitas gamintojas žymiai geresnį produktą, kuris tau duos naudos, bet jis nesugeba į vieną kapsulę sudėti tiek, kiek reikia. Ir jis tau sakys, gerkit 6 kapsulės ir jis kainuos ne pitaką, o 100 eurų, ne? Prieina babutė prie tų 2 produktų, ant abiejų parašyta omega 3 super, ten natural ir taip toliau, spalvytės, visa kita. Ir ką aš čia pirksiu 100 eurų, čia vieną kapsulę į dieną, čia 10, ne, paimsiu tą, pigesnis, mažiau gerti. Bet taip žmonės galvoja. Taip, kad ko jūs norit gyvenime paprasčiau, to bus mažiau naudos arba iš visos nebus. O gali būti, kad dar ta omega 3 mums lemia, pavyzdžiui, geografinė padėtis. Labai geras klausimas ir pasakysiu, kad nelemia. Kai aš nenoriu reklamuoti nieko, jeigu kažkam įdomu, kreipkitės, bet esmė yra tame, kai aš dirbau su vienu brandu, kuris labai rimtai dirba Skandinavijai, Norvegijai. Norsan? Ne Norsans. Tai žodžiu, tai jie labai tos testus tenais darė daug testų jo. Ir tai vat Norvego, kuris lašišų šalis. Taip. Ne? Norvego vidutinis omega 3, omega 6 balansas 1:17 ten kažkas buvo. Kai lietuvio irgi panašiai 1:20 kažkas tokio. Tai daugiau mažiau priklauso ne galbūt nuo geografinės lokacijos, o nuo įpročių tos šalies. Aš manau, kad Indija turi puikų prieimą prie vandenynų, bet manau, kad reto indo omega balansas bus geras, žinai, arba ten kokio nors, nežinau, ten kokios nors, nesupranti, dar yra vienas momentas. Jeigu šalis ar sala kažkas yra jūrinė, ne, kad ir kaip liūdna, bet yra labai daug užterštų vandenynų vietų, ir žuvis turi labai daug savy visko prikaupusi. Gyvsidabrių, aliuminio, toksinų, antibiotikų visokių ir taip toliau. Tai netgi kiek esu girdėjęs, kad net yra šalių, kurie galėtų maitintis pilnai žuvininkystė, žuvim, bet mažai kas iš vietos gyventojų valgo dažnai žuvį, nes tiesiog per dažnai valgant žuvį yra per daug tos koncentracijos ten ir tu nebegali tiesiog jau jas tak valgyti. Nes jinai jau pati savęs tada tau labai kenks, tu neišsivalysi, žinai, ir šiaip sako, ten nuo daug, nuo plastiko, nuo aliuminio neišeina jisai iš kūno. Mes tai, kai buvom Indijai, tai mes apie žuvį net pagalvoti negalėjom, bet kai fish marketą prieidavom, kvapas viską pasakydavo. Ne, žinai, kaip pagalvoji, blemba, fish marketas, Indija ir žuvis. Tai tai žuvis gyva taip genda greitai, jie tikrai ledukų ten neprisidėjo turbūt. Jeigu ledukai, tai jie nuo balos iš gatvės. Žodžiu, tai ką norėjau pasakyti, nuo geografinės lokacijos gal ir priklausytų, bet ne šiametinėme pasaulyje, galbūt prieš 100 metų tai ir priklausė. Dėl to viduržemio, ta sako, mityba yra viena iš geriausių. Nes jie maitinasi labai daug maitindavosi, aš nežinau, ar dabar dar liko šita viduržemio mityba, ar jinai tik tais tokia iš praeities likusi, nes, sakau, tas pats, nežinau, graikas ar italas, ar jisai jau gali tiek žuvies valgyti, ar yra sveika, ar blogiau savo nepasidarys, žinai. Tipo valgai kokią žuvį ir po kokių, nežinau, 20 metų tau ten koks nors vėžys, tu gali net nesusėti, tu gali net nežinoti, žinai, kad čia susiję. Šiais laikais nuo visko galima. Ne, bet, ką noriu pasakyti. Bet aš turi būti, blemba, man paskutiniu metu į galvą eina angliški žodžiai. Self-aware. Sąmoningas, self-aware. Būkit sąmoningi. Angliavandeniai yra būtini tam, kad turėtume energijos ir jeigu, pavyzdžiui, žmonės sako, aš dabar taip maitinsiuos, kad angliavandenių nebus, bus tik riebalai ar baltymai, tai iš esmės tu su baltymais atstatinėsi visą laiką savo kūną, bet aš kaip suprantu, tu neturėsi energijos treniruotėje, būsi toksai biški priblėsęs, bandysi ant kofeino gal žaisti, ten tos kavos gersi ar energetinių ir, tas nepagelbės. Ir mano nuomonė, angliavandeniai yra irgi viena iš sudedamųjų makro, mikro komponentų, kurie yra būtini
kasdieniam gyvenimui. Taip, mums visi šitie 3 makro elementai yra būtini, bet va, turbūt angliavandenis yra labiausiai tas. Nuvertintas dar. Jisai, ne, tai kai jis nuvertintas faktas, jo, jis ir nuvertintas, kartais ir pervertintas, žodžiu, su angliavandeniais yra daug niuansų, nes žmonės linkia į kraštutinumus, žodžiu, nevalgyk angliavandenių ir viskas, low carb diet ir viskas, žodžiu, nes taip lengviau. Žodžiu, esmė yra kokia, angliavandenis, kad ir kiek jis yra svarbus, bet jis yra iš visų 3 komponentų pakeičiamas labiausiai, nes kaip ir kalbėjau, tiek tu baltymą, tiek tu riebalą gali paversti į energiją, tiesiog tas procesas užtruks ilgiau. Ir kai tu pradedi mažinti angliavandenius, tu gali jų turėti pakankamai, bet kai tu juos mažini, tau energijos lygis, jisai bus pakritęs. Jo, bet jisai, bet tu neišsijungsi kaip robotas. Taip. Dėl to, kad tu gauni kalorijas. Taip, kalorijas. Ne angliavandeniai, kalorijos. Tai va, tai kaloriją mes galim padaryti iš baltymo, iš riebalo, paversti energiją ir panašiai. Bet tas procesas užtrunka. Dėl to reikia suprasti, kad jeigu jūs norite numesti svorio arba priaugti svorio, dažniausiai manipuliacija reikalinga su angliavandeniais. Nes jeigu tu nori paaugti, tai tu biški padidini angliavandenius. Jeigu tu nori pakristi, sumažinti riebalinį kiekį, tu pamažini angliavandenius. Tai va, tai žodžiu, su angliavandeniais taip, dabar ką daro angliavandeniai? Angliavandenių pagrindinis tikslas yra glikogeno atsargos jūsų kūne. Glikogenas tai yra medžiaga, kurią kūnas pagamina glikolizės būdu, neatsimenu žodžiu, su terminu nebijau sunuoti, bet iš angliavandenių pasinaudojęs insulinu, sugaudo gliukozę kraujyje ir padaro glikogeną medžiagą, kurią jūsų ląstelės laiko kaip kuro bakas. Ir tada tas glikogenas yra naudojamas raumenų darbui. Arba smegenim mąstyti, arba kepenim dar kepenis. Man atrodo, 3 vietos, kurim sandėliuojam glikogeną. Daugiausiai raumenyse, tada antroje vietoje kepenis, trečioje vietoje smegenis. Taip. Tai glikogenas yra jūsų kūras. Jį galima pasigaminti iš baltymų ir riebalų irgi, bet angliavandeniai yra geriausiai tam sukurtas dalykas. Tai va, tai ir kai mes norim numesti svorio, mes ir bandom eliminuoti, sumažinti glikogeno atsargas arba turėti jų ant tiek mažai, kad neužtektų dienai. Va čia yra esmė. Tai kai tu glikogeno turi mažiau negu tau reikia, kūnas pradeda deginti riebalus. O jeigu tu jau labai didelį deficitą padarai, tada kūnas pradės deginti raumenyną. Todėl, kad raumenys suardyti yra žymiai paprasčiau ir lengviau kūnui baltymą negu riebalą. Taip. Dėl to, jeigu jūs metate svorį, turite turėti pakankamai kaip ir kalbėjom apie baltymų kiekį kilogramai, ne vienam kūno masės kilogramui, bet deficitas turi reikštis palaipsniui. Taip. Jūs mažėjat ir po biškį mažinat kalorijas, o ne iškart minus 1000 kalorijų deficito, bam, 2 savaitės, 3 savaitės sukandus dantis motivacija, kaip viskas faina, o po to bam, kam aš čia tą darau, kodėl, kaip ką, dar plus 10 kg ir dar plus 5 ant viršaus. Jo, tai čia, jeigu taip palyginus, jeigu darysi per didelį kalorijų deficitą, tai iš esmės tu deginsi labiau raumenis negu riebalus, nes organizmui riebalų nereikia išlaikyti, jų nereikia maitinti, o raumenis reikia maitinti. Tai organizmui, turint per didelį kalorijų deficitą, yra lengviau deginti raumenyną, kurio nereikia maitinti ir su riebalu aš išgyvensiu. Ir todėl iš esmės žmogus gali dar prasčiau atrodyti numetęs ten kažkiek svorį, nes jisai numes raumenis, o ne riebalus. Jo, aš irgi laik žmonėm tą patį. Aš visada šitą vaizdas veidrodį yra pirmoje vietoje, matmenys jūsų yra pirmoje vietoje, o ne tas tiesiog tūpas kilogramų ten pliusinimas arba mažinimas. Jo, ir šiaip, žinai, čia aišku dar daug dalykų dasijungia, kad deficitiniai mytyboje automatiškai jūs turit suprasti, kad jeigu jūs norit numetę kažkokią formą turėti, tai neužteks tik bėgioti, nes raumo irgi stimulą kažkokį turi gauti. Taip. Tai turite ir to pasipriešinimo treniruočių kažkokių tai turėti. Tai žodžiu. Jėgos treniruotė. Jo, bet irgi labai lengva sudeginti raumenyną su jėgos treniruotė, esant deficite. Taip. Tai reikia labai gerai pasverti, jeigu tik jaučiat, kad jau viskas dirosėlis leidžiasi, tai reikia... Batarkės? Jo, jau reikia. Šiaip realiai pasakysiu taip, iš raumens tonuso labai gali greit pajausti, kada tu jau vapšė tuščios. Tai reiškia, jeigu esi deficite, atėjai į salę, pasportavai ir toks guminis raumo nebeužsipumpuoja. Žinai, tu nežinau, tokia jausma, žinai, kur atrodo, pirmos 10 minučių kokių pristraukimų padarai, ten bicas užsipildo, ten dar kažkas.
O po to į treniruotės pabaigą žiūri jau viskas, venos nebematai ant rankos ten, ar jau jauti, kad jau jis toks pakrytęs. Tai čia yra todėl, kad jau nebėra glikogeno atsargų raumeninė. Dėl to tu toks guminis pasidarai ir tipo principė, jau tu turi iki to išeiti iš salės, tu neturi jau taip savęs išgręžti. Okay. Nes tau dar raumenim reikės vis tiek toliau gyventi kažką dienos metu, tai kad vėl nepradėt. Nu čia, bet čia vėlgi, čia tokias prielaidas. Čia matai, reikia vis tiek dažnu atveju ir su specialistu, žinai, jeigu visiškai nuo žmogaus labai ne, tai jo, bet labai daug kas vis tiek gal tiem variante priklauso nuo žmogaus. Ir tai... čia. Oi, tai čia. Jo, bet čia iš vis daug niuansų. Tai dabar irgi gan įdomus, Andriau, klausimas. Ar įmanoma vienu metu auginti raumenis ir deginti riebalus? Aha, dažnas klausimas, aš manau, ir labai viskas priklauso nuo situacijos. Tai aš esu tos nuomonės jau daug metų, kad iki pusės metų žmogus, kai pradeda sportuoti, tai iki pusės metų vyksta tas toksai adaptacija, nežinau net kaip pavadinti, tai kol tas naujoko dar, nežinau, kaip procesai vyksta, tai dar realu yra numesti ir priaugti vienu metu, žinai, prarasti riebalų. Tai va, bet tas yra iki pusės metų, po to jau plius minus tu vis tiek turi maždaug nuspręsti, į ką tu maždaug fokusuojasi. Ar tu labiau nori paliesėti dar, ar tu nori jau priaugti tos raumenų masės. Automatiškai nuo to turi priklausyti ir tavo aktyvumas. Jeigu tu nori priaugti raumenų, padidinai kalorijas, bet tu bėgioji, daugiau nieko nedarai, nu tai kas tau, riebaliukas augt pradės. Nes nėra stimulų, ne, kaip kalbėjom. Tai va, tai labai viskas, sakau, esmė yra tame, kad iki pusės metų, jeigu taip į tavo klausimą atsakyti, iki pusės metų, po to jau sprendžiat, ką darot. Ar lengvas deficitas, ar lengvas perteklius. Tai šiandieną neveltui mes esam pasistatę kaloriesiems dėžes, mūsų nauji rėmėjai, jie šiaip padeda subalansuoti mitybą. Aišku, už pinigus užsisakai planą. Yra daug planų, yra fitness, yra protein. Planai, pavyzdžiui, ir galima pasirinkti, kiek kalorijų, tarkim, nori per dieną suvartoti. Ir, kas įdomu, jie turi appsą, per kurį tu susirašai savo svorį, ūgį, amžių ir paskaičiuoja maždaug, kiek tau reikėtų baltymų, kalorijų ir maždaug planą ir pasiūlo, kokį reiktų šiaip vartoti pagal kalorijas. Ir ten jau išsirinksi iš tų, kur fitness ar ten protein, pavyzdžiui, tą planą, ar tu norit, kad, pavyzdžiui, daugiau su kiauliena būtų, ar su vištiena ir panašiai. Jeigu tau nepatinka kiauliena, gali ją išimti ir tiesiog vartoti su žuvim, vištiena ir dar kitais produktais. Tai va, tai šiandien mes pristatysim dar kažkiek ir parodysim. To maisto, jo, parodysim, kas tose dėžėse. Ir dar didelis jų pliusas, jie pristato maistą visom 7 dienom. Tai tarkim, pirmadienį tau atveža ir tu turi visas 7 dienas užvakuumuotą maistą, kuris išlieka iš esmės šviežias. Tau tik pasišildyti ir laikytis mitybos. Žodžiu, tai jie, aš irgi galvoju, kaip jie tas 7 dienas tą maistą gali išlaikyti. Jo. Tai, bet pažiūrėkit. Užvakuumuota. Užtrauktas toks jo. Va, tai žodžiu, tiesiog noriu parodyti, nes man, pavyzdžiui, atrodė, kaip tą maistą galima išlaikyti. Jisai galima ne tai, kad... ir pusryčiai, pietus, vakarienė, užkandžiai ir panašiai. Nes tas vakuumas jo yra tikras vakuumas, nes žinai, kai būna gauni iš kavinių maistą ir tau būna ta pažiškiniečių, būna plevelė visada būna. Jo, bet jinai yra uždėta plevelė, ten ne vakuumas, o čia tikras vakuumas, dėl to jis ir nesugenda tas 7 dienų. Va, pavyzdžiui, ir varškėčiai. Oi, tie tai geruliai, gerai atrodo įdomus. Manau, kad visai skanu bus. Tai va, testuosim, bandysim, žiūrėsim. Aišku, čia niekas nesako, kad čia labai pigus malonumas. Nėra tikrai pigus tie maitinimai namams, mes tikrai neslėpsim. Bet jūs turite įvertinti savo gyvenimo būdą. Jeigu jūs matot, kad jūs galit sau leisti, tai jūs savo ir leiskit, nes jūs tada turėsit daugiau laiko kitais dalykais. Daugiau laiko? Miegui, sportui, taip. Antrai pusiai, dar kažkam tai ir taip toliau. Tai taip reikia žiūrėti, nes aš esu pastebėjęs ant savęs ir ant kitų, kad mes viską dažnai žiūrim per tą prizmę, kad o brangu, juk čia, galiu pats pasidaryti. Taip, pasidaryk, gal to pusę dienos. Bet tu pasidaryk, normaliai. Jo, tai va tas ir yra, kad jeigu galimybės leidžia, tai pinigai tam ir skirti, kad gyvenimas būtų patogesnis,
lengvesnis ir mažiau stresiuko. Taip, bet dažnu atveju žmonės, kai sako, pasidarysiu pats, bet antiek po to gal ta fantazija sumažėja ir būna, kad tingisi skaniai gaminti, pasidaro bet kaip ir anksčiau ir vėliau tai pabosta. Jo, monotonija. O kalorijas jums iš esmės yra skanu. Ragavau, valgiau, man patiko. Tai visi, mes turim sąrašiuką. Taip. Tai visas sąrašiukas yra praktiškai, pažiūrėk. Labai skirtingi patiekalai vien. Jo, ir, pavyzdžiui, diena. Pavyzdžiui, pažiūrim, trečią dieną žiūriu. Varškėčiai su braškių džemu. Tada vištienos blauzdelės. Teriyaki. Tortilija su liesa kiauliena. Omletas su brokoliais. Ir omletas su brokoliais. Yra 4 valgiai. Mes pasirinkom nedidelį meniu. Tai dar turėkite omenyje, kad jeigu jūsų poreikis kalorijų yra ten 3000 per dieną, tai nereiškia, kad jūs turit būtinai visas 3000 kalorijų užsisakyti iš Calories. Galima 1600. Galima nes išsirinkti reikia tą vietą dienos, aš sakyčiau, kaip mano strategija, išsirinkti tą dienos vietą, kurioje jums neišeina būti disciplinuotam. Tai reiškia, jeigu jūs žinot, kad nuo 8 iki 5 yra jūsų ten darbai, lėkimas ir jūs nepreisit, nei prieš, nei per prie maisto, jeigu jo nebus, tai arba užsisakinėsit nesąmonę, arba iš vis nevalgysit dažniausiai, kai būna. Ryte kavytė, 12 valandą kavytė į kosiukas ir 5 valandą. Kasiukas. Kasiukas jau čia. Tai žodžiu, tai turėkite omeny, kad jūs galite nusipirkti tik tai daliai meniu, kurią jums reikia. Taip, o vakare pasigamins. Jo, dasidur. Tai tos pačius pusryčius galite gamintis namie, ten, žodžiu, viską patys suprantat. Tai būkit protingi ir supraskit, kad mityba gera irgi kainuoja. Tai netgi jeigu ir jūs pats gaminsite sveiką maistą, tai jisai kainuos, tikrai kainuos, bet žinai, su sveiku maistu kaip yra. Aš esu vieną dalyką tokį išvedęs tokią tezę, kad sveikas maistas yra, kaip čia pasakyti, pigesnis už junk foodą, tais atvejais, kai tu jį gamini. Bet kai tu jau nori pagamintos kažkokios tai nesąmonės nusipirkti, tai bus brangiau negu, tarkim, nusipirkti ir pasigaminti pačiam sveiką maistą. Pavyzdys, nusipirkau 2 kiaušinius, užsitepiau ant duonos sviestuko, druskytės pasibėriau, ten kokį traputį. Kiek man čia kainuotų tas visas, eurą maks. Tu užsisakyk iš ten čiliako namo, iš Volto pusryčius, ten kokį nors, žinai, ten tos pačius kiaušinius, gerai, jie bus iškepti, ten fainiau nereiks pačiam, bet bus brangiau. Tai va tiesiog, ką noriu pasakyti, kad jeigu dar ir kažkokį šūdą kebabą užsisakytum, tas kebabas dar brangiau būtų. Tai va, tai aš noriu visus tiesiog agituoti, kad jūs planuotumėtės valgyti sveikai, sveikiau ir nepagailėtumėt už tai mokėti pinigų. Nes mityba yra vėlgi kaip kūras, pilsi šūdiną kūrą, greit sugesi. Taip. O tai jeigu trūksta fantazijų, įsijunkit mūsų praeitą podcastą, kur brownie kepėm. Iš esmės, skanus salgus desertas, kuris tikrai netaip ir nuodėmingas ir apie 90 eurų. Ne, čia kažkur pridėsim gal, kažkur. Jo. Ne, kažkur pamatysit. Įmontuos mūsų hebrytė į brownie. Taip. Ir brownie skanus, ir baltymų daug, žodžiu, matėt. Aišku, ten improvizuot galit kažko dasidėti, kažką tai išimti, įdėti į tą brownie. Aš tai ten sakau, aš kai kitą kartą darysiuos, tai aš pridėsiu į uogų. Tai ir pasidaryk. Spangolį, jo. O mano klientė jau darėsi, tai labai skanus. Tai ten jo gali pagal. Jeigu viską viens prie vieno pagal instrukcijas, kaip mes darėm, tikrai bus idealu. Daug kas šiaip ieško, Andriau, greitų rezultatų, bet kiek iš esmės yra svarbus tas pastovumas tame? Mityba turbūt vienas geriausių pavyzdžių yra, kur pastovumas ir lėtas, lengvas įėjimas ir išėjimas kažkoks tai, turbūt, mityba kaip geriausias pavyzdys suprasti, kad kūnas nemėgsta staigių pokyčių. Nesvarbu, ką jūs darot, pradedat bėgioti, ten pradedat, nežinau, ten kokį nors tai sportą, veiklą, bet ką. Niekas nemėgsta, tiksliau, kūnas nemėgsta didelių šuolių veiksmuose. Tai jeigu jūs nusprendėt pradėti sportuoti, pavyzdžiui, tai nepradėkit nuo 5 treniruočių per savaitę. Pradėkit nuo 2-3, po to laikui bėgant pakelsit, nėra čia tikslo skubėti. Nes sakau, aš mėgstu tą pavyzdį pasakyti, žmogus nusprendžiau keistis, viskas, abonentą nusiperka, prisiperka
planų prisiperka visko, yra tiek daug visko viename pokyčių, kad jisai 2 savaitės dar gali pabūti ten jo sukandęs dantis, ten dar motyvacija yra tas vadinamas dalykas, o po to, kai nebėra motyvacijos, viskas, niekas tai žinai, 5 metus auginai pilvą, tai 5 metus ir numetinėjau. Jo, čia irgi taip sakau. Nu gerai, 2 metai. Jo, bet esmė tame, kad nenorėk 5 metus auginės pilvą numest per mėnesį, nes prisiminiai, kad už mėnesio vestuvės. Taip, kad čia yra tokių pas mus jau neužilgo. Jo. Tai žodžiu, tai pastovumas reikalingas ir integruokit pokyčius palaipsniui. Jeigu reikia deficito, tai nedarykit iškart -1000 kalorijų. O ne, iš viso 1000, ne. Jo, viskas po biškį. Biškį pakrito, pamažinam dar biškį mytybai. Biškį pakrito, dar pamažinam. Lygiai tas pats su augimu. Biškį paaugai padidink. O ne iš karto Arnoldo Schwarzeneggerio Kolmano mytyba, 5 štukas kalorijų, pilvas auga. Matai, kaip Arnoldas Schwarzeneggeris baltymus geria. Įsideda baltymų miltelį, vanduo ir tada dar burboną. Ir sako, greitesnis baltymų pasisavinimas, nes venas išsiplečia. Bet mes šito nereklamuojam. Jo, bet šiaip, žinok, esu šitą girdėjęs, kad alkoholį būna prieš varžybas, net iššauna būna... Kad venas? Jo, biški prapa, jo, bet... Bet ten kokį šatuką? Jo, nedaug visiškai, alkoholis turi jisai tą, jo, turi, jisai pučia kraujagyslės, biški užsipumpuoja geriau, žinai, bet, žodžiu, nedarykit to namuose. Nevartokite alkoholį ir baltymų viename. Rolandai, tu visą podcastą čia manęs klausinėjai. Taip, šiandien buvo. Nebuvau pasiruošęs intervam šitam. Dabar žiūrėk, aš tau klausiu. Tai žiūrėk, mes pašnekėjom visą kitą, ne? Ir kaip tu visą šitą podcastą apibendrintum? Apskritai, kaip tu apibendrintum mitybą? Kokią jinai rolę užima 1-2 sakinius, pasakyk kažkokį, tai tu treneris, įsivaizduoju. Taip. 1-2 sakinius apie mitybą. Norėčiau pacituoti pradžiai sakytą dalyką, kad be mitybos nėra medžiagų, su kuo atstatyti, bet tarkim turi miegą ten ir stimulą. Gal šitą nekartosiu, tai mityba, mano nuomonė, apie 7% tikrai gali turėti tos svarbos sportiniam rezultatui. Ir be mitybos progreso nebus visai. Visiškai. Tikrai nebus. Tai jeigu žmogus atėjęs, sakys, aš čia noriu numesti svorio, užsiauginti raumenų, bet valgyti šūdą, tai šūdinai ir atrodys. Ir rezultato nebus. Tai kaip Andrius ir sakė, reikia viską po truputį, lėtų pokyčių. Nusipirkai abonentą, gerai, pavaikščiok, pasportuok mėnesį kitą, pasižiūrėk, kad man čia vis dėlto trūksta, reikia gal nuimti ten kokius saldainius, kur ten valgau. Nes šiaip daug klientų, kurie iš ofiso pas mane ateina, jie sako, kad pietum būna arba po pietų, iki vakarienės dar saldainių su kava užsimeta, nes trūksta to užkandžio. Tai geriau pasimti iš namų kokį savo braunį keptą baltyminį. Su daug baltymų, skanų šokoladinis, šokolado gabaliukai. Jo, ir manęs čia kaip tik kolega sako, aš iš tiesų klausiau, tai kada kepsi, nes jis visada sakė, kada receptas, žinai, iš mūsų gymo, žinai. Sakau, paklausiu, kada kepsi, jisai sako, laukiu, kada tu vėl atneši, nes manau, kad tavo bus žymiai skanesnis negu mano. Tai žodžiu, aš dabar tokį dalyką sugalvojau. Lietuva turi žvagulio šakočius. Jo. Ir Lietuva turi Rolando Braunis. Iš tiesų tą receptą metus laiko išdirbinėjau. Pamačiau Instagramo Reels'e, pirmas buvo toks, kad aš kepiau 20 minučių ir jisai buvo per daug skystas. Po to kepiau ilgiau, kol suradau tą idealią, taip sakant. Tai ką, tai linkiu tau po metų laiko remti šitą podcastą. Taip. Galėsim pakalbėti apie Rolando Braunis. Ir, žodžiu, pabandysi pabūti nešališkas. Gal Maksimai pardavinėsim Braunis. Galėsim parduoti savo franšizę Well Done. Jo. Galės Braunis gaminti. Turėjom čia porą klausimų kažkokių, tai Rolandas paskaitys komentarus. Taip, tai šis komentaras bus iš Rytis Pakštaitis.
ir ačiū už komentarą ir čia realiai iš to podcast'o, kur kaip mes tapome treneriais. Tai va, labai įdomi istorija jūsų abiejų. Andriau, papasako, kokius pratimus darai per treniruotę ir kaip atrodo tavo splitas, kaip treniruojas per savaitę, kaip atrodo tavo režimas, kas kiek laiko darai kraujo tyrimus, kaip mityba, ką valgai per dieną, kiek kalorijų, kaip atrodo tavo dienotvarkė, papasakok per sekantį podcastą. Nu tai jo, tai čia reiktų turbūt atskiro podcastą, nes čia labai daug klausimų, bet grubiai pasakysiu taip, senai nebesportuoju pagal bodybuildinius splitus, treniruojas panašiai kaip dabar treniruoju ir savo klientus, tai reiškia kažkoks tai ramesnis apšilimas, kuris eina į intensyvesnį apšilimą, sušildau, pakeliu savo pulsą širdies, anksčiau atvirkščiai kaip bodybuilding užsiminėdavau, stengdavausi kuo mažiau apšilinėti intensyviai, kad kuo daugiau būtų jėgos pačiam liftams. Tai va, tai dabar supratau, kad mano intensyvus apšilimas iš manęs jėgų netiminė, aš galiu ir sunkiai paliftinti po to. Tai tada kas dar? Tada pereinu prie kažkokių rimtesnių aktyvacinių mobilumo pratimų, korą įjungiau, padarau, žodžiu. Mano treniruotės dabar tokios labiau funkcinės pasidarė su jėgos elementais. Tai reiškia, kad aš pavarau kažkiek raundų tenais įvairių pratimų, Hyroxo, crossfito stilium ir tada pereinu prie kažkokių jėgos pratimų, bazinių pratimų, tūpti, spausti, traukti. Tai žodžiu, treniruotė gali susilipdyti į maždaug 1,5 valandos, bet kadangi paskutiniu metu tiesiog neslėpsiu, salė labai daug aš joje dirbu ir norisi jau pakeisti aplinką, tai stengiuosi arba į lauką išbėgti, palakstyti, lauke galbūt kažkokį tai turniko pašokinėti ant lygiagrečių ir paskutiniu metu paboksuoju. Aišku, dabar mėnesį laiko iš šonkulius gavau, tai nevaikščiau, bet jo, paboksuoju. Užmanašės? Nesirašiu jau. Blemba, jau Maslobojevas jau sakė, kad jisai jau irgi sako, jau jaučiu, kad ne pirmos jaunystės, tai, o mano lygis tikrai ne Maslobojevo, tai kol aš pasiruošiu, man jau 50 bus, tai neverta jaučiu. Tai būtum kaip Tyson. Jo, jo, jeigu žinočiau, kad manęs toks kontraktas laukia, jokių problemų. Galiu ir nesiruošti, galiu eiti jau šiandien. Tiesiog vieną nokautą iš jo ir viskas. Nesvaru, padėjau. Tai va, tai žodžiu, nežinau, ryte ar atsakiau, bet tu labai daug tenais manęs klausai, dabar kas liečia tos kraujo tyrimus, tai aš per metus, manau, profilaktiškai 2 kartus pas gydytoją nueinu, pasidarau pilną kraujo tyrimą. Jeigu jaučiu ar noriu, tai būna kartais pasidarau ir testosteroną ir panašiai. Aš nemanau, kad aš esu tipinis žmogus, kuriam nereiktų darytis visus tyrimus, nes aš jau daug metų darydamas jau žinau pagal savijautą maždaug. Kada pas mane testas gali būti pakreitas, kada aš jau ten vitamino D galiu jau mažiau turiu jau ir pajautimą kažkokį, tai nes anksčiau tikrai būdavo taip. Noriu, pasidariau tyrimą, vėl pasidariau tyrimą, viską bandžiau, grinai lyginti, daug metų tą dariau, kiek pinigų ant tų tyrimų išleidau, bet daug ką supratau, žinai, kiek ko reikia, kad pasikelbėt pagal save, žinai. Tai va, tai tyrimus bendrus, pilną kraujo tyrimą aš vis laik pasižiūriu ten tą cholesterolį gerą, blogą, pasižiūriu kepenis, AST, LT, bilirubiną pasižiūriu, kreatininą pasižiūriu, hemoglobinas, hematokritas, esminiai visi, kurie yra, ta prasme, esmė. Tik tais, man labai gaila, kad mūsų Lietuvoje sveikatos šitoj visoj temoj į bendrą kraujo tyrimą, kuris yra nemokamas, neįeina testosteronas. Blemba galėtų įeiti jisai, bet suprantate, tai kad ir mokė 12 eurų, nebaisu. Man tai negaila. Bet problema nemokėjime, problema, kad žmonės nežino. Suprantate, žmonės nežino, aš kiek žmonių pas mane ateina vyresnių, sakau, tu dareisi, kad nors ten testosterono tyrimą. Ne, kas čia kur čia. O testosterono tyrimas yra pagrindinis, turbūt tyrimas, nuo kurio aš pradėčiau, kai jūs tiesiog keistai pradėjot jaustis ne taip gerai kaip anksčiau, būdamas vyras. Nes, esu girdėjęs tuo atveju ir skaitęs, kad žmogus eina ten depresijas gydasi, o depresijos nėra, yra žemas testosteronas. Tai pakelk testosteroną ir viskas sugrįžta. Tai jeigu neišeina pakelti, tai lygiai taip pat, gali gydyti šitą dalyką, žinai. Tai va, tai čia vėl iš šono nuėjau, kad atskirą podcastą nepadaryti, žodžiu, ryti bandyk ateičiai kažkaip gal mažiau klausimų vienoje užklausai, tada bus paprasčiau atsakinėti, nes kai labai daug paklausi, tai supranti, kad tiesiog reikia atskirą podcastą. Jo, bet ačiū vis tiek Ryti. Bet kuriuo atveju ačiū Ryti ir žinau, aš Ryti mes su juo karts nuo karto pasirašau. Supratau.
Jo, jis mane visą laiką palaiko. Andriucha sako visą laiką. Ačiū Ryti. Tai va, Hebra, tai šiandien aš manau su jumis tiek. Ir bus dar įdomesnių visokių temų. Planuojam dabar pavasarį išlysti jau į gamtą. Gamtoje jums biškai iš gamtos podcastų pamėtyti. Taip kad, žodžiu, taip ir būsim su jumis. Kol kas planas ir yra toliau tęsti, ką darom. Ir labai norim iš jūsų paprašyti, kaip visada, kažkokių tai komentarų, kažkokio tai vieno kito paspaudimo ant patinka, ant subscribe. Jo, like, share, subscribe. Maikas, padarysim čia 100%. Like, share, subscribe. Ne tik raumenis. Tai viskas, draugai. Ate, iki pasimatymo. Iki.